Štai ir lauktas ilgai aš, LDJ genijus, ir skubu jum nedeldamas pristatyti savo muzikos ir minčių, komedijų ir aktualijų laidą, kuri bus suformuota pagal mano vidinį supratimą, kaip turi atrodyti laida. Taigi, šiek tiek anonso, laidoje bus, kaip ir jau girdite eteryje, mix valandos setas. Ir taip pat seto metu aš bandysiu komponuoti gyvų grojimų. O tam aš turiu prisipirkęs senovišką šitą aparatūrą, žodžiu, senovišką. Kodėl senovišką? Turiu omeny pagal tuos standartus, kokie dabar teiniais laikais yra išėjusi, ta prasme, tas aparatūra, ta garso stotis visa, kur tas stalas įrašymo muzikas. Tai ką aš turiu nusipirkęs, tai yra tikrai akmens amžiaus, galima sakyti, muzikos fone akmeninis žodžiu, ir dar pridurti norėčiau tai, kad laidose jūs negirdėsite kol kas mano laivų ten šitų, nes niekaip nepavyksta man surasti vietos žemė, kai aš pripaukiu, kad nuleisti junkerą. Taigi kol kas bus tik tai kita prasme, įrašai trumpi, nežinau, pagal pageidavimus, pagal poreikius, sakant, klausytojų. Tai kodį noriu priminti, kad mane sekant arba ten pasirašant ant mano tentų visų šitų puslapių, kuriuose aš esu irgi įsikėlęs savo asmenybės tipažą, ir žodžiu. Ten mane sekite ir būsite pirmieji, kurie matys šventos muzikos kūrimą mano laidose. Iš karto noriu pabrėžti, kad narkotikų tikrai ne. Rūkysit šitame, kur aš esu muzikos namų įrašų studijoje, bet į lauką prašom arba į balkoną, arba bent jau kalidorių, išeiti bus kaip ir visą laiką galima. Dar noriu paminėti, kad būtų tikrai smagu ir ko gero malonu, jeigu atsirastų norintis talentingi, aš turiu mini žmonės. Talentingi, o ne ten kažkokie ten pasipelnyti už dyką sėdėjimą nereiktų. Ir taip miškas pilnas tų dykadonių, blemba, prispridėls pilnas bam bam. Taigi, žodžiu, noriu pasakyti, kad ieškau žmonių, bent vieną, tai jau mažiausiai, ir ko gero jo ir būtų pakankamai. Bet tasai žmogeliuks turėtų mokėti visą šitą kaip jinai ten tą elektroninę išsilavinimą, kad turėtų, kad būtų išprusęs, kad mokėtų kurti klipus, ne ten kažkokį su AI, bet kad mano medžiaga, mano sukurtų ten prifilmuotų dalykų, mokėtų sukarpyti, sudėlioti, ir įkelti, tai tuogi mano kaip didžėjaus karjeros vaisių produktus, muziką, žodžiu, ten, juokus visus, kad mokėtų garsą operuoti. Čia tas yra pats svarbiausias dalykas, nes jeigu garso nemokės operuoti, o vaidins, kad yra kompiuteristas didelis, ten, kuris likus į AI, ten visi kiti, žinai, čia aš pasakysiu, nelemti kiti dalykai. Čia lietus lyja, jau. Čia kartais sninga vakarais, jau. Taip pat dabartiniai numatomų progų prezentacijoms yra pirmoji, tai Helovino tema. Šiaip tai bullshit, kaip aš sakau, bet jeigu žmonės iš to jaučia kaifą, ten vaidindami tos savo, tos visus būgi, tai žinai, vieną dieną, ten niekas įteinai daro visokių kažkokių varių susiskaikę savo krepšeliais vaikšto pro duris, beldžiasi, klausimus uždavinėja. Bet čia vaikai, jie iki vakaro, o naktimis suaugęs lampinėja.
yra karočią labai baisės tusovkės. Žiauriai, bandysiu į ją papulti aš. Ten Afrikos tema, bet Helovino diena bus smagu jaučiu. O gal ne, svarbiausia, kad neišsigąsti, neprisižudyti dėl žaries, kad nereiktų į ligoninę išvežti. Bet tai ne apie mus. Taipogi studijoje bus aktyvus telefono numeris, ta prasme pats telefonas, numeris ten Facebook'e, ten visi, ar ten, per kur bus galima susisiekti per tos pačius puslapius, bet pats ryšys bus, kaip sakant, prabangiai senoviškas, ne, senoviškai prabangus. Dabar galėjau už tuos dygraščius nusipirkti, tai nusendaikčiuose, tai papasėm iškart sužiūrėjau, pradėjau, pam! Pamačiau, sakau, tas yra mano. Jo, jis biški patrims panašius, bet su tokiu telefonu, su tokiu rageliu gali eiti ir į lauką, jau nebijoti eiti ir į kiemus, ir į ten susitikimus, ir į diskotekas visokias. Ir jisai veikia kaip ne Bluetooth, aišku, bet ausinė, principų jausis viską, laiks, pas ką tas senesnis telefonas yra, tada tas stalbam ir įsidėdė išmanų telefoną į kišenę ir tik suskamba ir kažkai tai atsiliepia ir gali kalbėti tokiu būdu. Šiandien susitikom, ką? Jau žinai, pas mane ragelis, koks galingas yra, jau. O jeigu Zykis į kitą ausį norėtų tau prišikti, reikėtų laikyti ją aukščiau. Visi nustebę, kodėl būtent zuikis mano pasąmonė yra nušvitęs ir bandantis ateiti, pažiūrėkit į tą šviesą, į tas ausis, pažiūrėkit, koks yra grožis. Ir jokių nėra ten tų efektų, čia yra sumanoms išmanėms. Taigi dėl ko aš šilsi? Ausia ilginysis. Ogi todėl, kad ko gero buvau, ne ko gero, kiek atsimenu, tai buvo pirms mano vaidinėm, tai buvo zuikis senoviškoj toj mokykloj, ne mokykloje, o vaikų darželį. Mes naujus metus ten jau visą laiką eglutį, ir pas mus Basenis Šaltis, ne joks ten skaisis iš nekalėdų, ne jos ten ką nors ir ten turėjo bendrą, bet žodžiu, čia daugiau buvo provokacijų užsiminėta negu tiesos ieškota, taigi neįsigilinkit į tas visas babalagabambas. Geriau pasakyti apie zuikį, tas pradžia, kokie kutelį patamą man yra įkirytas jisai. Taigi, tu gerą, tai yra mano pirms vaidinims apskritai, kai vaidinti, jau supratau, kad tai reikia. O čia dar buvo saldainių, į tą pluos, į dar rujas, jau koks įsikūnijimsis, žinai, čia buvo visus pas 3 metus kitus aiškina, kad esi žmogus, ten mokinta, ten saka, o čia dabar gali būti Zykis irgi. Čia daug kam buvo smagu, man tai yra įsiviešinti visą gyvenimą, man tai buvo tas Zykis ir likęs yra. Visi įkeliavom. Nežinau, visą laiką Zykis su baime keldin daug kas, taigi pasakysi taip, bet tuo pačiu ir su drąsa. Nes jis irgi kartais mėgsta mėsą valgyti, pavyzdžiui, ne tik morkas ar daržovės, ne? Ir rizikuoja, ble. Rizikuoja, yra toks, tarp kitko, nutikins nutikęs miške. Ten seniau, kai teka blūdyti dar žodžiu. Žodžiu, grįžtu aš iš savo tuos pirmos bausmės atbuvimą pagal šitą kitą, kaip jis ten pamiršau, pala paskambinsiu, 50 klausimų, žodžiu, pamiršau tą Udo, tas Ročki, pirma mano tokia. Ir, žodžiu, tokias kvitancijas išduodavo, tokias piniginės, ten, žodžiu, būdavo uždaratūta, kad tu turi išėjęs ten, žodžiu, tų 125 vienetus piniginius tos, mūsų mišką, tos vienetus. Nu ir, žodžiu, aš jau buvau pabandęs, tą žolikės parūkyti buvau ir, žodžiu, ir besėtinti man tuose pravieniškėse, užbandystės visos tos sklepukus ir ten, žodžiu, daržovės, daržai visi, žodžiu, tik ir policija pagavo, milicija, tada jau policija, aišku, ir uždarė, taip, ir bendrą, žodžiu, pravieniškės. Paleido pagal du, viena ten trečioji, o ko gero buvo. Ir, žodžiu, jau aš susiskambinau iš karto su
ežių. Ežiai nulaštikėjo prasimuša, žuolę pradėjo padavinėti pareiką, žodžiu, stumdyti, kai žuolikė, žuolė visą laiką buvo gera. Dabar prieš šūtintą, prie maliavotą, pridėtą be saulės auga ir visus daužą, kad nežinau ką. Tai žodžiu, o ta geroji žuolė pagal visus tos dalykus, tai yra iš Afganistano. Arba ten yra saulės daugiausiai, tai Majamis, Jamaika, Majamis yra iš ten iš jūsų, ten ratai daug. Žodžiu, o ten Jamaika, saulė, kokie ten nieks, jau tu nieko ten tų priemaišų, šitų ten nepaščių. Jie auga natūraliai, saulė šitą didelį. Suprantin, žodžiu, tuos visus dieviškus, tu jausies šiaip iš kartą dieviškus gerumus. Širdis atsipalaiduoja, žodžiu. Per visą tą evoliucijos laiko sistemą suradom kelią į šitus dalykus. Ir nėra čia kuo ieškoti kaltų. Jeigu kas prisirūkė, prisidirba, prisišnekėja, arba dar prisikėlė, ir iškart visi turbūt kaltė. Kiekvienas už savį turbūt atsakyti. Tai yra tavo šitie sakėsi karalystė, suprantate, šiaip aš kažkokia. Žodžiu, grįžta tėvas. Ir tas kažys jau patalinėjai. Aš pinigų neturiu, kurva, kaip kitą daryti, bet aš visą kalbą. Paleido pirmadienį, tik tai kurva darbą biržą, prezentacijas tomis, žodžiu, atiduosiu, pirmadienį, duok žolės, skolą, stopudovai paduosiu čia. Tam taip paaiškinu jau gerai. Jie dar telgė mano draugelis, dar metus senesnių laikų buvo, kartu darželių lankė, tai, žodžiu, dalį skolą, žodžiu, ir aš tą dalį, žodžiu, kai jis man davė už tą gerumą, ir parūkau su juo, kas susisuku, sąžiu parūkau. Pisa, kaip sudaužė, belekai, nepainu, nieko nejaučiu, pisa. Tik tai ten, kratos, kurva. O aš jį sako, žinau, grįžai, čia ten, bet grįžta jau blogai iš darbo, žinai, pradės pisti protą, kad čia, žinai, rūk, kad esi papuolį, ten, tą visą laiką matė, gal jau tu reik, žodžiu, savo keliu, žinai, susitiksi pirmą, tai nebūsi pasaka, paduoti pinigėlius, žinai. Čia kaip kaip pinigų nepaduosim, žodžiu, tank man eiti, čia miško gatvėm. Pridaužęs belę, kaip jis daus, kita realybė, sukas ten karučia paukščiai, sukrita į dažus atrodo, o žvėris padeda jiems ravėti, žodžiu, tašką belę kaip ir vilks, kurva, o tai buvo netikėtoms Sofijos. Žodžiu, tas vilks, ir man saka, vilks, kurva, vis laiką vilkai jie tokie yra, nieko nepadarysi tais, o čia kiškis, tai man, žinai, nėra ten su jais ko ir braidyti, kai sakant, pralinda kelias varkės, praėję, žinai, ten savo žuodę užsiturėjo, žinai, visi dabar pažįsti ir jie čia kuo, žinai, tais vilkais prasidėti, nes jei su vilku prasidėsi, tai kaip bėdos turėsi, sakydavo, taip, mums mažiukams, sakydavo, kiškiukams. Nu, žodžiu, bet susidūrė akis, suvėję likims, ir mani tas, žodžiu, čiupa, už kurva tų gražių ausų, tą prisimenu, tokius treningus turėjau, balti, plaukai tokie dideli, tokiais 3 paloskis atidasa. Dabar čia jau viskas pasikeitė, mes apsikirtę, apsiskutę, bet prisilaikėm etiketą, grožę ir naglumą, pensį pasiškas, jau išmokė balą visi bajerius, kaip sakė. O dar pasėdėjęs, aš jau tai jau nepa kažką, jau tai bajerą papasakos. Nu ir dabar prisidiržę čia to laiką, kiek praėję yra, žodžiu. Dėl ko čia tos tie rasborai buvo, žinai. Žodžiu, aš ten jam skolins buvau, ten kažkada, žinai, seka, tu čia vaikštai, žinai, tai pagal, tu prisidentis, man iš karto, aš tu durą pasimetu, ble, bet iki noriu, kad reikia, pizda nieko nesuprantu, žinai, vapšė. O jis, bro, jis man negrasino, o aš ten, kažką, žinai, žolė taškė, pizda, belė, kaip, kurvis, ten visi matau, didelis, žinai, įsigastų, žinai, pizda, bet nesuprantu, kas daro, taip su jame visą kurdą, karočią, proks išskirda, žodžiu. Ir pizda, nu ką man daryti, aš atsipalaidavau gafų, žinai, galvoju, kad čia. Nu jo, jaučiu, kad šiandienas, tikrinėjau, vilks, vis laik tikrinėjau šiandienas, nesu kūdėksi, vilks, vilka kojas maitin, o maitin kaip, rusinaglas, atim, dūdį galvo ten, žodžiu. Ir jis man jiems iškrato. Kurva, randis tą maną, bet sako, dar buvo klausyti, nuo to kurva, nuo su šito ešiu rūkėm pasikamuotę, tai va, šitą paėmė, nu, tą lituotį, žinai, kiti galvoju, dar atsimušiu vėliau, žinai, jis iškratė mane, ratatanka seka, pasižiūrėję, saka, bėbis su tavim žasilė, žinai, nu, taip pat taip, žinai, žolė jau turiu, dabar rūkys atsipalaiduos, žodžiu, iš tos politikas jau ant, tai špana aš mastanovičiu. Skrendu, žinai, aš gulku mane kliučit, žinai, o lėkiu, kurva, eitų, nahu, kažkur.
miškai, šakos, į medę atsitrenkiau, kurva, eitų, nahu. Nu, nahu, galvoju, ble. Iškart pramuša, kurva, eitų, nahu, kurva. Ir realybę grįžau, o, kurva, kas čia buvo dabar, ble, čia buvo vilkas sutikęs. Nu, nesuprantu, ble. Čia galiu nukliūti, žinai, pizda. Nu, ir aš, žodžiu, per kišenes, nahu. Taip, nu, tiesiog turėjau pusę kasetę, žodžiu. Bum. Nėra primesk. O, kurva. O kai nori besimušti ir už tai, kad turėję, ne? Eitų, nahu, gal skaudėti. Galiu viską tada padaryti. Pizda, dosliai išdrįso, paimtų, tą pusikę, nu, tu kurva. Tai jau turėkit sąžinės, kurva. Netimentai tos bylos nekeltam, daras gramą, tada, bet tu kurva, tuokit ten galiuką. Jau ten kurva, 3 kartus buvo gesins, kurva. Aš tai tu to pusę su tai mažai. Tu papos paskirtas masinumšis, skaniausias, kurva. Nėra. Kurva, atėmė, peidas. Nu, kurva, eitų, nahu, dabar tai pizda bus. Nu, žodžiu, ką aš einu? Davkės, belekai, susigrūzinės, mamena, o, nesudarė, o, begalyti, žinai. Kurva, raumojus, verkiu, ta prasme, bet jau ten liūtau, raumais, su pasipūkčiai, bet iš nervų, kur, ir dabar galvoju, kaip pizda, dabar sutikčiau tą vilką, gerai, aš tada prisigliūčiau, bet taip sutikčiau dabar, eitų, nahu, taip su, pizda, nu, kur, pidarasas galvoju, suka, varau, ką man daryti, man tai kerštis iš karto, atėjai savaime, nors keršyti, nu, ir šitą per tas pras, mes šitie daržovių jėdukai, tos keliukus, žinom, greitesnius, mes ten, žinai, ir sutinku šerdą. Šerdas plėtė, iš ten dažnytas ir toks, jau, ne tas kaip man prieš sėdimą buvo tas, popu ten, kis ten buvo tokie paršiuks toks, aišku, nu, bet jie paršiuks dažnai. Ir čia jau šerdas, kurva, žinau, žinai, ar supnyslė, kurva, tas įvien savo, tas, aš ten jėdė, aš nežinau, bet, nu, žodžiu, įsijėmės. Nu, bet čia tokia proga, bum, taip liko senai visi buvo matę, žinai, įdomu visi paklausti, ką sėdėjau, su ko pažįsti, kas buvai, kur, su kuo, gal paskėdžius, ar ten pasiuošius, žinai, visi viskas įdomu, tada, žinai, tik šildyti nenori, bet įdomis, kaip būtum kurvas palims jiems, žinai. Kai privalėtum dirbti zonai ir nešti laisvai pinigus. Kažkaip taip čia. Nu, žodžiu, blėt, aš nepasimečiau iš karto, o šiam savo užmatymą greitai, žinai, su uostą, tai tur, kurva, šis blėt, žinai, natūraliai augęs, kurva, iš šitom giliam. Žinai, pakilo akis, sukrūkis, sužirtis, kurva, tuokė, žinai, gal daug kartų kiški varai, žinai, tu, kurva, tas, ką sakau, žinai, žinai, kurva, sagamas, kurva, žinai, dabartinį šerpiau, ką tu, žinai, nu, zdarovo, ką, iš lagerio grįžai, žinai, jo, sakau, žinai, ką, žinai, šerps man, o aš jam sakau, nieka, turėjau 2 kasetų žolės, galvau, žinai, nu, iš lagerio, išėjau, činkšti, man savus labai yra aktualu ir svarbu aplankyti, žinai, respekt ir svarbiausi dalykai pagarba, nu, nejau pas tave, 2 kasetus turėdau žolės. Nu, ir šerps, žinai, toks jau, nu, tai davai, deg, sakant, žinai, ištrauksit, žinau, sako, ką rūkai geras kokybės, tai visi pasitaužysit, blėt, sakau, šerdė, bet yra bėda, kad čia nelabai ten gavus man kelionis su tom dėdės, kaip suprasti, šerdė, žinai, kaip suprasti, nesugavo, kas nesugavo, tai deg, sakant, neturiu, nes eidant pas tave, blėt, vilką sutikau, kaip sutikau, blėt, netyčia, ten užgaudavo mane, bum, davė malkų, karočią, ir atėmė tuos 2 kasetus žolės, šertus, sako, o tai tu, nežinau, tai tu susakei, kas su manim rūkysi, aš gi šertus esu, čia nes tau koks, žinai, šūdą gabal, žinai, naminį kiaulį šertus, natūralu, žinai, sakiau, žinai, aš jam šerdui, sakiau, o šerdus, nu tai, o ką jisai, ką sakė, o šerdus pasakė, o vis pasakė, kad tu pohu man, žinai, kad tu tas šerdus esi, iš tikrųjų, tai tu, sakai, net ne šerdus esi ten, o šūdą jėdis ten, kur šūdose knysis pastoviai, sako, kur prašmašinės pamoinis, sako, pusgaidis, sako, kas tavęs taip pagal bijot, žinai. Tu tam vis dar šerdų akis, tai jau, gal būtų šūdė, sako. Iš kam lapšėdžiuką praradęs. Šiam sakau, ką žinau, praradęs, bet atėmė, žodžiu. Nu, einam tiesiai, tada jau, žinai, jau drąsiau, einam per tą mišką, kurva, jau nebe per aplinką, žinai, jau einam normaliai, jau, kaip čia, per kelią dviesę, vis tiek, žinai, tas, čia. Žodžiu, sutinkam šitą, kurva, briedį. Na, tada jis ten bangos buvo briedis, žinai, ragus turėjo didelius, tokiais štyliai, kurva, vis ten jau kabodamos, tai gal geriau nuo jo neprasileisti, žinai, briedis didelis, žinai, bet briedis, kurva, štai, ragų daug, tai reiškia, kad jau yra daug laiko tam briedžiui, žinai, jis ten žuoti jau turi, sutinkamės tą briedį. Ir aš tada sakau, šernė tai lieka, aš pasisveikinsiu viską, žinai, planą aprėdžiau, išsitę prieš, sakant kažką, žinai, ataškinau, kaip
kalbint. Ir aš tada sakau, darau, briedžiu. Paskui ėjau pas tada su Šernu, kad Vilkas sutiko, Vils padarė klaidą tokią dieną. Nežinau klaidą, ką žinau. Briedžius sako, kokia klaida, kas yra, kur susirinko, kas čia dėl ko. Žodžiu, turėjom 3 kasetus žuvies, norėjom pas tave. Aš jau kaip atsimetęs nesenai, galvoju, pasimatysi, pasišnekučiuosi, per pažįstamus prasimesim mintimis, žinai, kas kaip su kuo ką, tai žinai. Galvoju, žiūrėk, bankysim, žulysis, kad tokia pagarbą parodyti norėjau, bet Vils viską atėmė. Bam, galvoju, suvalgys, ir atėmė. Ir sako, o tai tu sako, sakai, tu paminėjai su manim, kad tai jūs einat pas mane rūkyti žuolę, ką visą kurią. Jau briedis supratė nervuoti, žinai. Tu kalbam pas jau žino, kai jis jau yra biškis savai susipykęs kartais. Žodžiu, su savai susipykęs ir ten, žodžiu, pas jį diagnozų jau irgi nemažai yra nustatyta. Tur savais irgi ten atsikandė, žodžiu. Ir, žodžiu, sakiau, aš jam tiesiai ir sakau briedžiui. Sakiau, aš kodėl aš turėčiau nesakyti, jeigu aš einu pas tave. Sakiau, kad tu čia, girdi, aš einu pas briedžių, paaiškinu viską, ten reikalai pas mus viską, kad mes draugai geri žinai. Ir ką tas Vils? Koks Motinskis? O Vils pasakė, kad realiai tai tu esi ožys. Medžiotojai jau tos briedžius taip tai vadin, ožys. Žinai, tai jau ten, o paskiau galų nebesuriks, sako, bėgi žinai, ten pridavęs kažkas, ten apsišykęs, ten kažkada ten prisimyžęs, buvo įkelinęs, ten atėjęs, sumuštinis, ten valgęs, atčiulpęs, ten sumuštinis. Tokių, žinai, ten sako, na, ką aš galvoju, bijau tokį asalą, žinai. Briedis taip pizda, ragai dreb. Pizda prakais, bet ir toks galimas, žinai, susinervinęs. Kas? Kurva, Vilčara, pidarasas, kurva, senai maltų, blėt, begagas, buvo matomai. Pizda, saka. Reik daryti, einam, susiranda, nahu, ir daužom. Iškart suspardom, nahu, suvarom. Įmetam į duobę, kurva, užkasam, nahu, pidarasą, kurva. Tu taip negal būt, blė. Tos bus nedėls. Ir einam mes į 4, žinai, jau čia. Ne 4, 3. Ir sutikam Vilką, kurva. Pūktanę Vilką, bet mešką. Tas sėd, kurva, meškai, didelis, blė, raubelis, didelis. Mes ten neini ten atsipalaidavęs prie meškos, žinai, tas jau jėdu viską padarė. Pagausi, ten nesimasins, nukas koją šlaunies gabalą iškas. Tipa, pramuštų, žinai, mūtina, tipa, nebuvo valgęs mūtina, tai atsikanda tavo mėsos, žinai, tu nukojas, ten rankas. Ten jau neini drąsiai prie jų, žinai, bet jau mešką pamatė, tai reikalas ir išpūlė. Ir aš sakau, vyrai, aš kalbu. Gerai, tai kalbėti, aš paaiškinu, ten labai, taip, žinai, į detalės nesigilinant, kad, žodžiu, meškiukai jau buvo pas tave, žodžiu, duoklę nešėm, maišiuką gal kokie, ten, nežinau, 20 gramų žuvies buvo. Galvoju, perkysim, tai tau paliksim viską, tai ten, tu mums taisyklės naujas paaiškinsi, kokias miške, ką galim daryti, ko negalima, kur vaikščioti, kur nevaikščioti, kada susikirsti, žodžiu, ir va toks nutikta įvykis. Vilks pagavo, susitiko. Tad galva ir viską atėmė. Tai va, meška. Pala, kaip atėmė? Sakai, kad eini pas mešką, kad paduosi jam ten tą žulę visą, kaip ten kalbėsi. Jo, meškiot, sakiau, ir žodžiu, o Vilks sakė, kad, tipa, negražiai, tipa, apie tave sakė. Sakai, kas sakė, kurva, tu neužpis, ble, ką jis ten sakė, kurva. O Vilks sakė, kad tu esi pizdalizas, bičiubys. Tipa, tos nutikims buvo, tipa, kai tu miegi žiemą, atein paršiauks į to tavo ant danties pastoviai, o tu 3 mėnesius miegi ir bičiubys savo kojas pirštą, tai jis pakeič, ir taip, bulgaunas, žodžiu. Ir va taip. Sakė, kad tavęs apšiai nebija tokį asilą, dūks, karočią, toks. Net, ko gero, sako, nei 100, nei spaudi kilų, nes metanas prisijėdęs, kur nutešlėja žąsis, net nepagautų, tai pajuočiu, taip sakė. Eik, tu dar galvokės, kai susiparina, daužyti, nes nudėjo turvo, sukulunta, bet ir kitą račią. Kurva, viskas, tai taip, karočią, iš karto ten, žodžiu, užkila vajus. Ant telefono visi paštu sulinda, karočią, lokys iš karto numini, jau ten be rasborių, tai ten jau ten neieškoja, iš karto numini prie bosą, prie šitą liūtą. Točkai, žinai, liūtas, jau ten miške nėra niekam svarbesnė, stipresnė autoritetą, ten jėgos kultas yra visiškai išreikšsi automatiškai, jau tu esi ten pats kiečiausias, žinai, bet lokys nelops.
aiškiai, ten jau atėjo, susisiteka jau ten, aiškiai, liūtui. Sako, žodžiu, nu, va, toks, karočią, Liova, sako, biškė, va, šitą, bispridėlis, žiaurus, karočią, du maišai kubiniai žolės apdangęs, kurva, buvo iš kitą mišką patgons, buvo varoms, bet, kurva, per vilgą, bet, nu, jisai, viską, kurva, papirnešė, ir toliau nunešė, tą visą žolę, nahu, čia, visi turėjom apsirūkyti, visi žvėri, žinai, sako, nahu, reikia kažką daryti, žinai. Nu ir ble, čia gal, čia aišku, taip padaryti, žinai, čia bum, telefonai jau viskas, miške jau ten to didžioji aikštė, tai gilumoj, visi žvėri susirinka, visi, odai, šiukai, mižoj, ten lapinai, bebrai, usuočiai, maruočiai, žodžiu, visa fauna rauna, stoga belekai, ten visi nervinas, suka, sišneka, tarpusai, sako, kur, kas yra dėl to, kur čia sukite visus, žinai, kas čia, sako, žodžiu, bet jeigu sukėlė, tai liūts paaiškintis. Nu, liūts jau čia išeina į tą tribūną didelį, sako, klausykit, miško žvėri, mums buvo iš kitą mišką patgons, 2 kubiniai žolės apsirūkyti. Visiems miške, bet vėl viską atėmė. Ir pasakė visiems irgi, kad čiulkit dėmė nuo šiandien, nahu, sako. Visi eitų nahu, tu gėlės susipratė, kas čia per to vispirkėt? Žinai, liūts, žinai, tylas, blėt! Visi tylas, sako. Ir toliau liūts tas, ką darom? Žinai, čia, visi tylas, ką darom? Ką tu čia daryti su jau, kur apytas, kur 2 kubinius maišus žolės nuneš? Sako, reikia išpisti, nahu, ir, žinai, bet, vėl tą pusę vietą, kas už vilką, kas už tą, kas už aną, kas už trečią, žinai. Ir žodžiu, ir čia jau tapo į gilumą tų žvėrių, į nėrės, už asilo pasislėpęs, buvau tada, žinai, nu, net dėmesio, ne, būtų didelė. Bet arba aš moku šaukt garsiai. Ir aš iškart, žinai, kaip sumuštis, kai liūts paklausė, ką daro, aš iškart sakau, garsiai, pėsti, pitarasa, kurva, pitaro, atpėsti. Nutila visi, ir visi, žinai, jo, atpėsti, žinai, ir visi, žinai, ten pūra tūkstančiai tų žvėrių, nulinėjo, kad reikia vilką atpėsti. Nu, ir, pagaun, tą vilką, ir čia štai peras būru, o baliuks klausia, antrą klausimą, sako, o kas toks pės? Nuaidėjo tas visas garsas liūta. Ir vėl visi, žinai, užsiparinę eiti, nahu, nu dabar tu nueik atpėsk vilką, laukinį stiprų, kurio dydį, iškart nukas, kurio ten suės kiaušius visus, ten nieks, žinai, gal kas čia jį dabar, kas, žinai, tie visi susiparinę, žinai. Ir aš vėl iš porto asilo išlindęs, iš tamsesnios vietikės, šaukiu, žinai, garsiai, asils pils, pasiblėbis didžiausias. Visi jų, kurva asils, tai matai, bet asils yra labai, bet tai tikrai didelis, tai sako, reikia jau jam įduoti tą reikalą, visi jau, žinai, tūkstančiai tada. Ir, žodžiu, vis tiek tas vilkas, tai koks ten balkėts, didelį daugumą, tai čia pagavo, žodžiu, tą vilką. Ir tas asils, kurio jį, supranta, iki pat tuos atomazgas beveik hominės jau, žinai, išvarė į skylę, į paliką. Visi įsisklaidė, nahu visiems, nu ką tam vilkui dabar ir be pasakysi, o ką vilks gal pasakyti. Nu ir, žodžiu, visi jau išėjo, niekam nebeįdomu, tas vilks, jis gul, dar kai prisivedu po egle, o te pušis, bet, žinai, samanas išpulentas, ir ten drastų, matyti, žiauriu. Nu ir aš ateinu, jis gul, kurva, dreb visas, to tratimo, kurva, vos pajut, žinai, toks, jau persikėtęs, viskas, ir ten praradė savo esybę, žinai. Ir aš, žinai, jam sakau, tai kaip? Athodai, aderino to mano mažą pusę persekiutą. Adevi gal pidaracija. Tai va, žiūrėkit vieną paprastą moralą. Zuikis, neveltui apie yra, kurie anekdotai su stipria pabaiga. Aišku, yra ten tikiu, kaip ir pas zuikių yra pidarasų, taip ir pas pidarasų yra zuikių. Taigi, su šitu ir, ko gero baisiai, nežinau, patiko kontes, o ne, tai yra ne vaikams, žodžiu, skirta, arba vaikams, kurie yra uždėję skersą ant savo tėvų nuomonės. Žodžiu, kuri šūdą daro, žodžiu, tai, nu, ką padarys, jeigu jie jau nesikapsti iki mano kanalą, tai ir tegul žiūri. Tai, žodžiu, jeigu patiko, spauskite like ir dalinkitės, sekite mane ir žiūrėkim, kas bus toliau. Iki!